aš atsikrausčiau į naują vietą. Šiaip aš nežinau, ar kai biškai pastebėjo, dabar labai populiarus trendas, visos moterys prausėsi. Ir man šiaip... Tokį tiesiog... Čia yra geras. Jo, kame situacija dabar biški fignia, aš atsikrausčiau į naują vietą metams, taip vis dar gyvenu su motina, exciting. Ir kame esmė, viskas pasunkėja, nes esu dabar žymiai toliau nuo visų open mic'ų. Tai man varyti juos tampa žymiai sudėtingiau, reikia daugiau derinimo. Kas yra not cool, not very nice. Pliusai, ką žinau, nėra pliusų, gal yra pliusas, bet aš nematau pliusų. Šiandien vėl yra dar vienas open mic'as, very exciting, ne? Kadu, wow, no fucking way. Taip pat kaip praeitą kartą aš vėl esu įstatytas būti pirmas, kas yra amazing. Ne, aš sakau, duokit man visus pirmus kartus, viskas. Aš visur galiu. Pirmas, gerai, be problemų. Jau pakankamai kartojau tam tikrus bairius, nežinau, man reikia kažką vėl naujo, tai man labai patiko tie, kur aš pasakau akcentus. Labas vakaras. Pradedu žvengti, žinai, kad tas vakaras, buvau pas logopedą ir negaliu start S raidės. Tai aš toliau bandysiu tenais iš akcentų pusės papildomų bairių. Esmė tokia, kad dabar turėsiu iškart nuvažiuoti tenais. Tada per tą laiką, kol aš nuvažiuosiu tenais vietoje kažkokioj, nežinau, ar kavinė, ar kur fix night, man reikės eiti pasikartot. Planas paprastas, dabar varau ten. Kam esmė? Man atrodo, kad open mic yra skirti būtent turėti fun. Tu ateini, testuoji savo bairius ir, sakykime, kažkas neišeina. Aš atsimenu, žiauriai gūzindavaus ten, kad chuinė jauties. Ir dabar nieko amazing nėra. Bet pasikeitė perspektyvas, kad tu užlipi, kas išeina, žiauriai smagu, neišeina, ok, game is game. Bet tas smagumas užlipti ant scenos, kas visai faina, ko anksčiau nebuvo, kas žiūrėdavau, kad ok, man čia tiesiog reikia išgyventi. O dabar biški paprasčiau. Ir tas palengvina gyvenimą ir visai tampa smagu vaikščioti open mic'us. Žodžiu, esmę parepetavau. Yra pusvalandis iki mano momento. Kinda excited. Ir jo, šiaip turėtų būti gana smagu. Labas vakaras. Man atrodo biški gaila žmonių, kurie švepluoja, yra gimę, kurie švepluoja. Ir jie negali ištarti, pavyzdžiui, R raidės. Ir jam, pavyzdžiui, duotų vardą kokį Rokas. Jūs įsivaizduokit, yra kokiam gyvenimo etape, pavyzdžiui, mokykloje, jam reikia prisistatyti prieš visą klasę. Ir jis toksai, sveiki, mano vardas Lochas. O tai yra, ne Lochas. Nes mes supratom, esi Rokas, bet vardas Lochas. Po to kitas toliau gyvenimo etape, tarkim, jis jau, ką žinau, važiuoja su mašina ir pareigūnas per kokį reidą sustabdo ir sako, sveiki, ponė Lochai. Jis toks, ne Lochas. Patikrinsim jūsų alkoholio kiekį. Nu kaip? Pats pirmas bairis, kurį aš tenais pasakojau, man vos reikėjo užlipti ant scenos, aš jaučiu, kad vėl kažkoks mini pressure. Ir tada užlipu ir toksai, ok, been there done that, ir tada fine momentas. Ir aš maniau, kad bus žymiai juokingiau, bet toks meh laughs. Jo, ten tas bairis toks labiau, žinai, kur tu juokiesi iš žmonių, kurie, gimė su to, tai čia, žinai, čia yra. Gal, nežinau, nes man tas, patinka akcentai, žinai. Tai bet jo, į tą akcentą gal galima kažkaip kitaip nueiti, nežinau, tai čia. Okay. Šiaip tais, man atrodo, kad, pavyzdžiui, irgi taip pat bent žmonės turėtų bent jau santykiuose kažkokiu periodu, kai jie dar mėgo labai susirašinėti, naudoti tą tipo šiltą, šaltą žaidimą. Tai pavyzdžiui, kai ateina susirašinėti ir parašo, tarkim, biržas merginai ten, labas, ar galiu ateiti pas tave į svečius, ir jinai tokia šilta. Tada paklausia, o tai kaip pas tave namuose temperatūra? Šalta. Duše tai pasakau, insane buvo. Po to ateini, sakai, tai jeigu pasimsi megztinį, šilta. O pis gausiu, atsiprašau, vėjas pučia, negirdžiu.
Yeah. Fans O kaip comic. tau, pavyzdžiui, tas šilta šalta, ne? Toks, nu, tipo, Tas labai neveikia, man atrodo. Tipo, aš įsivaizduoju premisą, man atrodo, premisas geras, bet tu labai blogai išvystai. Tu niekada nekalbėjai apie tą patį žaidimą šiltą šaltą. Tiesiog, ar pas mane šilta, užsidės megztinį, bus šilčiau. Nu, tipo, nes aš galvoju, tam ir bairis, tipo, kad, nu, bet tau visiškai nehitino, ne? Toks. tipo, tu visiems turėtum kažkaip pradėti, kad, nu, tipo, man patinka ta idėja, kad, tipo, jeigu daro gerą judesį, kažką gerą parašo šiltą. Jeigu ten pasako kažką tai outlandish, kažką tai ne to, tada sako šaltą. Reikės, aš nežinau, arba išmest, arba kažką pavystysiu, tipo. Nes ant tas vėjas paputė kažkas. Toks, nichuja, ne? Tipo. Ne, reikia daugiau kažko kontroversiško. Ja, nu, labiau tokio. What? No way. Pavyzdžiui, ten galėtų ko atsijungti ten. Prausiesi? Šalta. Okay, gal, visai, gal tai ilgat, okay. Nu, tai va, kad nesutinka. Yeah, I can see it. Edvardas yra geresnis. Šilta, žiauriai. Šiaip aš nežinau, ar kai kurie biškai pastebėjo, dabar labai populiarus trendas, visos moteris prausiasi. Ir man šiaip, tipo, kai kurie nežvengia, apie ką jūs šnekat? Prausios kaip prausios. Ir aš šiaip nežinau, moteris ten turi savo visus metodikas, jos ten naudoja šampūnus, ten dezodorantus, visokius ten kondicionierius, drėgnas servetėlės, who is night. Bet man atrodo visai, tipo, vyrų technika labai patogi. Kaip mes darom, mes ateinam, būtent pasiemam tą dušo žėlę ir ateinam, nu, įsivalom subinę pirmą, tada su tą pačią ranką galvą, tada vėl subinę, tada krūtinę, subinę, tada kažkaip dar kartą subinę, čia kaip Morzės kodas jau kažkoks. Tas momentas, aš nemaniau, kad žmonės ant tiek žvengs, nes aš toksai įmečiau kaip random premisą tokį, tiesiog. Čia yra geras. Ir reikėjo, turbūt eiti dabar rašyti, reikia pamirštos visus, tipo, subinės tą visą bairį, tiesiog perrašyti aplinkui tą. Nes, Nu, tai galima kažką tai su to, kad ten... nu, tipo, man atrodo, fine, bet, tipo, arba kažkaip jį reikia daugiau išreikšti, arba reikia šitą būtent iš to tagline sumėti tiesiog, tipo, iš to bairį ir taip sušaudyti. Tas fire. Jo. Esat gal matę per TikTok ar ten kažkur kitur, kur žmonės pradeda klausinėti, nu, prašyti AI-aus, kad jisai suskaičiuotų iki milijono. Paplokit. Gerai, netiek daug žmonių, kame situacija, tiesiog žmogus ateina, sako, suskaičiuok iki milijono ir AI sako tada toksai, atsiprašau, tai yra labai tokia ilga užduotis ir, tipo, aš manau, kad tai užimtų daug laiko, tai jeigu tau manęs reikia, aš galiu kažkuo padėti kitu. Ir žmonės po to panikuoja, kad AI atims darbą. Man atrodo, tipo, įsivaizduokit, jeigu mes žmonės pritaikytume tą pačią tipo techniką. Tipo, dirbam Bolto vairuotojų, sėda žmogus ir nori jau važiuoti ir toksai, nu atsiprašau, čia labai ilgai užduoti, žinok. Tipo, jeigu nori, aš esu čia šalia, bet mes nenuvažiuosim. Yeah. Arba kokias irgi ten, tarkim, žmona ateina, sako, sutvarkyk namus ir tada toksai, aš suprantu, iš kur tu kyli, bet jeigu tau manęs reikės dėl kitų užduočių, yeah. O kaip tu, pavyzdžiui, tas AI-aus bairis, ar ne, tipo, man, nu, aš jį blogai išvyšiau, aš kažkur užsikirtau, tipo, kaip čia, nes man... Tu pradėdamas, ar matė tą TikToko trendą? Tiesiog iš karto tu prarandi auditoriją, kuri tik to, o čia... Bet tada aš paaiškinau. Taip, bet gali tiesiog iš karto aiškinti, kad va, dabar žmonės internete bando viskas, kam tu Ja, bet pats bairis tada, tipo, turiu menyje. Nu tai pasakai, kad žmonės dabar internete bando padaryti, kad... Nes aš paaiškinau ir, tipo... Ir Bet tada... kam tas TikTok, kad dabar yra TikToko trendas? Ką tai prideda prie bairių? Nes per TikToką tu man bent jau mėtė tuos dalykus. Bet gerai, bet ką tai prideda prie bairių? Nu, ką žinau, kaip aš priejau. Bet, nu, aš vis tiek klausiu, neatsakai mano klausimą. Ką prideda prie bairio tavo tas pasakymas? Ar labiau paaiškina? Na, jis ne, tipo. Ar jis juokingas, kad iš TikToko trendas? Labai. Ne, gerai, nu gerai, išmėsiu tą, bet gerai, aš išmetu tą ir man vis tiek. Tu gerai, tai sakai ir tada badai aš. Nes ten mini laugh, bet ne insane laugh. Nu, Man rodo, taip, buvo. aš manau, kad tai visai gerai. Tipo, reikia tiesiog gal šiek tiek geriau tą paskutinį, kur sutvarkymo gal nelabai. Tipo, man tas su Boltu visai, kad atvažiuosi ten. Tas, manau, geras, ar ne blogas. man atrodo, kad visi santykiuose praėjo pro tą etapą, kur moteris ateina, paklausia vyro, sako, nu, kaip pastora atrodau. Ir man atrodo, nu, tipo, keista iš viso, kad jos klausia būtent tada, kai jos pavalgo, čia yra vienas dalykas. Bet man kas yra, tipo, atrodo kaip optimaliausias atsakymas, jeigu vyras tiesiog pasakytų, žiūrėk, man tu nestora, bet kitiems žmonėms civilizacijoje susimastyk.
Ja. Ir tada įsižeidžia, o tu žinai ką, tu irgi storas. Ir tada toksai, žinai, aš ne storas, gal tau ir storas, bet visiems kitiems aš pavalgęs. Jo, šitą rašiau alkanas, tai nežinau. Ar aš stora? Ne, tas visiškai mes tiesiog, tas tragedija buvo. Tiesiog šūdai. Ok, nereikia tada. Pafik, irgi aš ten kažkaip... Gerai, tiesiog nėra. Labai keistai atrodo, pavyzdžiui, pas mane yra viena kaimynė, kuri tenais turi vyrą ir ten vis laikį vadina ten mažiuk, katuk, ten, visai tie pavadinimai, ne? Ir tada jinai turi šuniuką, kurio vardas Albinas. Ir man atrodo labai keistai, įsivaizduokit, jinai kokią nori papasakoti išvyką, kaip buvo su šeima, kokie kirpėjai. Ir man tie vardai, atrodo, pavadinimai gana maišo. Nes jinai pradėtų sakyti maždaug, tai mes su Katuku ir Albinu nuvarėm pakeliaut. Buvom palapiniai, bet tada Albinas prišiko į palapinę. Tai Albiną prirakinom prie medžio. Su Katuku miegojom. Kitą dieną atsikelia ir taip žiūri, Albinas pabėgo. Kvietėm gyvūnų kontrolę. Gaudėm. Pizda kaip pasiutęs, reikėjo užmigdyti. Sakęs, dabar gyvenu tik tai su Katuku, Albino nebėra. Ja, šiaip nelabai suprantu, kaip šauna vardas Albinas, tipo iš visų. Tipo, ne ką geriau būtų, jeigu ir kūdikio vardas būtų Albinas. Taip. Ateina sėda ir žiūri, panašus to. Gali būt. Tada šuo Albinas visai gerai idėja. Jau geriau, tas žodis juokiasi. Tačiau, tipo, ar žodis turi pagauti, ar jeigu nepagaudo, tiesiog viskas. Aš ten ant pradžios pradėjau mėtytis, aš pats pasakojau, pats nesuvokdamas, ką aš sakau, aš tiesiog pradėjau ant tiek maišytis. Aš tiesiog jaučiu, kad turbūt taip turi skambėti. Tai... Gal kažką išryškinti, arba tai nebuvo taip juokinga, nes aš buvau pats pirmas. Tai yra, dar žmonės. Nes aš kaip pats pirmas pasirodė, dar žmonės neišgėrė, it's not as funny. Bet žmonės juokėsi. Žmonės juokėsi. Buvo juokų, taip, yeah. Žodžiu, basically, pasirodžiau šiaip kind of fun feeling. Jo, kind of fun. Kaip pirmam pasirodžiušiam visai, sakyčiau, neblogai buvo minusų, bet buvo ir visai neblogų vietų, tai... Tiesiog kai kuriuos anuliuosiu, kai kuriuos pridėsiu, kai kuriuos pakeisiu. Ir jo, pradedu šiaip jausis žymiai fainiau ant scenos. Taip. Ir eiti pirmam visai yra irgi pliusų tokių, kad, tu nežinai, ko tikėtis ir, tu neklausai kitų ir tu pasirodai ant vietos. Tai tas visai yra kaip pliusas. Ir excited ant kito maiko. Ir būtų gerai ne pirmam, tiesiog šiaip. I'm just saying.